Norėčiau pakelti vyno taurę už būsimus Tėti. jaunuosius. Duokite lėkštutę. Prašyčiau. Ačiū. Vaišinkitės. Taip, ačiū. Aš norėčiau paantrinti kolegai, mano sūnaus būsimajam uošviui. Aš noriu pakelti šitą taurę vyno už mus, jaunųjų tėvus ir mūsų pažintį. Aš pakelsiu mamą. Oi, nereikėjo vargintis. Nesunku. Tu jau atnešim naują šakutę. Nesivarginkite. Nesunku. Nesivarginkite. Nesunku. Duokite man šakutę. Prašau, mama. O aš norėčiau užduoti jauniesiems vieną klausimą. Tai bus įdomu ir jaunikio tėvams. Kaip judu susipažinote? Man tai tikrai labai įdomu, labai smalsu. Kaip mamai? Mes susipažinome prieš pusmetį. Visiškai atsitiktinai. Susitikome kavinėje. Gėriau kavą. Taip lėmė likimas, kad mes sėdėjome prie vieno stalelio. Tada jis mane užkalbino. Paklausė, kaip kava? Aš atsakiau, nebloga, bet galėtų būti geresnė. Ir mes pradėjome kalbėtis apie kavą. Jis pasirodė tikras kavos žinovas. Man patiko jo kietas požiūris į kavos paruošimą ir gerimą. Ta rytą mes labai audringai kalbėjomės ir net nepastebėjome, kad atėjo laikas eiti į darbus. Tada supratau, kad jis labai geras ir protingas žmogus. Išsiskyrėme net neapsikeitę telefono numeriais. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Kaip romantiška. Kaip kine. Taip, mama, kaip kine. O tą savaitę, kai jo nemačiau, man slinko labai lėtai. Ir jau buvau visai praradusi viltį, kada nors vėl jį pamatyti. Ir pamatėjai. Vieną dieną atsitiktinai susitikome gatvėje. Nuo tada mes nesiskyrėme, visur buvome kartu. Supratome, kad mes vienas kitam skirti. Ir visi tie pasimatymai buvo tiesiog fantastiški. Mes visą laiką turėdavome apie ką pašnekėti. Mes tiesiog buvome apsėsti aistros kalbėtis apie gyvenimą, apie šeimą, vaikus. Mūsų pomėgiai sutapo. Abiem patiko kinas, teatras, parodos. Patikdavo tos pačios gatvės. Vėl nieko neišėjo. Na taip. Tai labanakt. Labanakt. Mes nenustikdavome vienoje vietoje. Vis bėgdavom, lėkdavom. Mums patiko būti tarp žmonių kartu. Mes tiesiog vienas kitą papildydavome. Ir vieną dieną toje pačioje kavinėje, gerdami kavą, nusprendėme gyventi kartu bei iškelti vestuves. Kągi, mums laikas važiuoti. Kur jūs važiuosite? Kelias tolimas 100 kilometrų, o dar išgėrę.
Na, pernakvokite pas mus, o ryte po pusryčių ir važiuosite. Keliamės mes anksti. Kad ne. Baigime šitą šnekas. Jūs liekate. Mes niekur jūsų neišleisime. Neišleisime. Ne. Jeigu jau šitai prašote, tai liekame brangioji, ar ne? Ar nesukelsime jums rūpeščių? O, jokių būdų. Tai liekame. Liekame. Smagu. Pavargau. Einu miegoti. Aš palydėsiu. Labanakt. 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 Kažkokia nesąmonė. Kaip kokie iškrypėliai. Rimtai. Nors man visiškai patinka tas iškrypimas. Man irgi. Betgi reikia, kad būtų kaip visi, kaip normalūs žmonės. Taip. Tai visiškai teisi. Klausyk. O gal dar kartą pabandom? Gerai? Aš negaliu. Aš irgi. Šūdas. Jo, nekas. Absurdas. Pravalas. Aš noriu atsigerti.